Sveiki mažieji futboliuko dalyviai. Esu Vitalij Gomolko, paplūdimio futbolo tarptautinės kategorijos teisėjas. Kas yra paplūdimio futbolas? Jis žaidžiamas ant smėlio, jis žaidžia žaidėjai 5 prieš 5, žaidžia 3 kėlinius po 12 minučių, žaidžia basom kojom, be jokių būtsų ar kitų batų ir visų rungtynių metu garsiai groja muzika. O kokiosgi ekipiruotės reikia paplūdimio futbolo teisėjui? Tai pradėkime nuo emblemų. Čia yra tarptautinės kategorijos teisėjo emblema, čia yra Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos išduota emblema. Kaip ir minėjau prieš tai, batų paplūdimio futbolo teisėjui nereikia, mes teisėjaujam basom kojom. Apranga yra standartinė 4 spalvų. Dar mes naudojame švilpuką, kad galėtume pradėti, baigti rungtynes ir kontroliuoti žaidėjų elgseną. Ir žinoma, mums reikalinga yra moneta, kad galėtume pradėti rungtynes ir po 2 kėlinių prieš 3 kėlinį dar kartą išmesti burtą, kasgi pradės tą 3 lemiamą rungtynių kėlinį. O kad drausminės sankcijos ir drausminės nuobaudos būtų tinkamos, tai mes naudojam geltoną kortelę įspėti žaidėją, kad jis elgiasi blogai, o raudoną kortelę mes jam pasakom, kad jis per daug sau leido ir mes turim jį išvaryti iš aikštės. Tai va tokią aprangą ir tokią ekipiruotę naudoja paplūdimio futbolo teisėjas savo rungtynės. Paplūdimio futbolo kamuolys yra standartinio 5 dydžio, kaip ir didžiojo futbolo kamuolys, bet jis turi kelis išskirtinumus. Jis visada yra spalvotas. Kodėl? Nes žaidžiam ant smėlio, kad gerai matytųsi kamuolys ir kur jis skrenda. O dar esminis yra dalykas, kad jam naudojamas jo gamybai, naudojamas specialus gumos mišinys, kurį daro jį lengvesniu nei didžiojo futbolo kamuoliu, kad spiriant kamuolį su basa koja neskaudėtų ir smūgis gautųsi stiprus ir tikslus ir galėtų įmušti įvartį. 2025 metų pasaulio paplūdimio futbolo čempionatas vyko Seišeluose ir jo simboliu buvo vėžliukas. Tai duodu jums užduotį jį nupiešti. Mažieji futboliuko dalyviai, kaip matote, futbolą galima žaisti ne tik ant vejos salėje, bet ir ant smėlio. Tai linkiu jums puikios kelionės jūsų futbolo kelyje.